Sveiki, taigi šiandienos laidos svečias yra mergina savo valia, kūrybiškumu ir mindsetu stebinant ne tik mane, bet ir visus užkliausius jos kanalą. Ir šios merginos vardas yra Simona. Sveiki visi. Taigi, Simona, tave seku jau kuris laikas ir tavo YouTube'as ir Instagram'as mane įtikino vienu faktu, kad tu esi visiška kavos specialistė. Taip, tam tik tai turiu. Ir aš galvoju, kad tu esi aplankius visas galbūt aplinkui esančias ir truputį toliau kavinės, klystu, ar ne? Ne, šiaip, bet šiuo diametru tai turbūt visas esu aplankius. Tai labai gerai, nes aš nors ir esu žmogus, kuris nelabai mėgsta kavos, aš pilnai šiandien atsiduodu į tavo rankas ir kviečiuosi tave kavos, tik tai plotvistas tas, kad tu vesi mus. Super, gerai. Tai čia visai netoli yra Italo La Cafe, čia yra italų įkvėpta kavinė, tenais labai tikrai skani kava, tai dabar galim ten užėjti ir jos paragauti. Super, važiuojam. Einam gal per perį. Pradėjus ruoštis mūsų interviu, nuskrolinau pačią tavo kanalo apačią ir radau video įkeltą 18 metais, bet aš 100% esu tikra, kad tai nėra tavo pirmas video iš to, kad tu kalbėjome ir sakai, kad čia va jau ir kameros kokybė geresnė. Tai klausimas, kas buvo prieš tai ir kodėl mes to nebematom jau? Jo, aš jas užprivatinau, nes jie man tokie biški cringe tie pirmi video, nes jie tenais filmuoti su labai bloga kokybė, ten aš pati su to tokia biški nepatiko. Tai patys pirmi mano video buvo, pirmas man atrodo, 10 faktų apie mane. Tai čia klasika. Jo, aš banaliausia, ką galima YouTuberis, kaip pradėti savo YouTube kanalą, tada buvo apie mano veganizmą, nes kaip per tos 10 faktų apie save pasakiau, kad aš esu veganė, prasidėjo labai daug klausimų. Tai buvo poreikis išleisti apie tai atskirą video. Gerai, čia toks įsiterpimas. Klausimas, o kiek tu laiko jau veganė esi? Jo, tai dabar aš daugiau esu tokia 90% veganė, bet vis tiek didžioji dalis mano mitybos yra augalinė. Tai aš 12 metų atsisakiau mėsos, o 13 metų taip jau pilnai ir kitų gyvulinių produktų. Tai visą jauno amžiaus iš tiesų. O tai kas tave tokio jauno amžiaus paspyrė taip į tą? Iš tiesų niekas nepaspyrė, man tiesiog tai buvo toks savaitės eksperimentas. Atsimenu, mamai pasakiau, va, šią savaitę pabūsiu veganė, jinai tiesiog iš to pasiekė. Ir aš galvoju, realiai tiesiog savaitę pabūsiu, bet va, 4 metus tęsiasi tas eksperimentas. Ok, dar prieš neriant į giliuosius vandenis su kitais klausimais, aš noriu tavęs paklausti labai paprastą klausimą, kodėl iš viso pradėjai vloginti ir kokia buvo ta tavo pradžia? Jo, tai pirma mintis, kad aš nežinau, kodėl aš pradėjau, bet jeigu geriau prisiminsiu, tai man atrodo, aš tiesiog, realiai nuo vaikystės niekad neturėjau per daugiausiai draugų ir kažkaip dėl to tokio vienišumo, nebuvo ką veikti, ten po pamokų atlikau namų darbus ir, ką aš toliau veiksiu. Užpildė tuščią vietą vloginimas. Taip, tai ir pradėjau kurti, kažkaip ir pajutau, kad su bendruomenė kažkokia susipažįstu ir kad čia veiklos turiu, tai va, iš esmės dėl to ir pradėjau. Geras, labai panašiai buvo ir man, nes vloginimas, kaip ir kalbėjom prieš tai, reikalauja labai daug laiko planavimo, pasiruošimo, tai užima vietą ir dar kaip užima vietą kasdienybei. Kalbant toliau apie vloginimą, kokia yra vloginimo juodoji pusė? Sunkumai. Šiaip pačio pradžioje to nėra, bet su laiku ateina bent jau man ir manau tikrai daugumai ta tokia kūrybinė krizė, kai tu nelabai žinai. Ačiū labai. Taip, kūrybinė krizė. Jo, kai jau tiesiog nebežinai, ką kelti, atrodo jau idėjų nebėra. Bet po to dažniausiai, kas labiausiai padeda tokiu atveju, tai šiek tiek atsitraukti ir po to vėl tas kūrybiškumas ateina. Kitas dalykas, kartais tiesiog jau pavargsti, nes visgi, kai tai yra video formatas, tu labai daug savo energijos atiduodi video, nes daug kalbi, daliniesi ir kažkaip kartais išsenki po to ir vėlgi nesinori kurti. Ir kitas dalykas, tai kartais užknisa tikrai montuoti video, nes daug detalių, labai daug techninių nesklandumų. Jo, tas įsisėmimas ir montavimas man irgi labai stipriai teko su tuo susidurti. Montuodavau aš naktimis ir ten, o dieve, tu mano pas mane serenados kambaryje vykdavos, kaip aš nervuodavaus. Jo. O dėl to įsisėmimo, tai aš kalbėjau ir prieš tai esančioje laidoje su viena mūsų pašnekovė. Jis irgi sakė, kad su šituo susiduria ir aš manau, realiai kiekvienas turinio kūrėjas susiduria anksčiau ir vėliau su šitą problemą. Čia kad ir koks nefainas dalykas, bet yra visiškai... Jo, visiškai nesvarbu, kokia ta platforma, Instagramas, neišvengiama. Visiškai, jo.
Ok, kalbant toliau, aš noriu pakalbėti apie kelis produktus, ką tu esi išleidus. Okay. Ir tu esi paleidus 31 produktyvumo dienos knygą. Aš pati turiu, naudoju, man labai patinka. Superinis produktas, tarsime visiškai. Ir aš norėjau pasiklausti apie pačios idėjos atsiradimo procesą ir kaip sekėsi tau paleisti šitą dalyką, nes visgi paleisti knygą tokiam jaunam amžiui nėra paprasta. Nu jo, nebuvo paprasta. Idėja gimė iš to, kad atsimenu, šiaip pradžioje buvo tik elektroninė, tai jinai gimė iš to, kad atsimenu, galvojau, tipo, prieš 2 metus daug kas savo pasižada įvairių tikslų, bet nelabai jos išpildo, greit dingsta motyvacija ir panašiai. O man kažkaip visai pavyksta tuos tikslus turėti ilgalaikius. Tai aš pagalvojau, kad noriu sukurti kažkokį produktą, greičiausiai skaitmeninį, kuris ir padėtų žmonėms kažkokiais patarimais, technikomis būtent tų tikslų pasiekti. Tai taip gimė pati idėja. Realizacija elektroninės nebuvo sunkiai, tiesiog sumaketuoti, parašyti tekstą ir panašiai. Su fizinė buvo šiek tiek sudėtingiau, nes reikėjo susisiekti spaustuvę, iš pradžių reikėjo spaustuvę, nes kur daryti iš perdirbto popieriaus, nes aš tikrai žinau, kad noriu iš perdirbto popieriaus, ne visos sutiko, tas popierius brangus. Jo, ir tada, aišku, reikėjo ten visų techninių dalykų, ten manęs klausė, ar jūs norėsite laminuoti viršelį, aš tokia, ką reiškia laminuoti viršelį, aš nežinau, ką reiškia šitie terminai. Ir dar, aišku, reikėjo finansų šiek tiek prisikaupti, nes irgi reikėjo investuoti. Tai, žodžiu, buvo sunkiausia iš techninės. Kiek užtruko visas procesas nuo tavo idėjos sugalvojimo, kad aš noriu paleisti 31 produktyvumo dienos knygą, iki tol, kol tu turėjai ją rankose? Jo, tai aš 2019 metų pabaigoje išleidau elektroninę ir tuomet elektroninė tik buvo, o 20 metų maždaug Liepą, Birželį aš pradėjau dirbti jau su fizinė, jau pradėjau rašinės spaustuvėm ir maždaug rugsėjo vidury jau paleidau. Tai maždaug 2-3 mėnesiai iš viso. Wow. Ir šiaip labai daug fainų ryšių atradau būtent per socialinius tinklus. Čia man turbūt yra geriausia pusė. Nu ir šiaip tie mano tokie skillsai, va to pačio montavimo, filmavimo, kalbėjimo net. Nes anksčiau, pavyzdžiui, pas mane tas rusiškas akcentas labai buvo stiprus. Ir visi taip pastebėta. Jo, nes aš esu pusiau rusė, mano iš mamos pusės visa šeima yra rusai. Tai ir pas mane buvo labai tas toks stiprus, labai girdėjosi, kad aš irgi esu rusė, dabar tai jau nelabai jaučiasi. Ir tai va, tikrai patobulėjo kalbėjimo įgūdžiai, nu ir šiaip aplamai, kaip ir minėjote, fotografavimas, montavimas ir visą. Drąsiau jauties prieš kameras negu pradžiai. Žymiai, taip, ir netgi tiek prieš savo kamerą, kai tai yra Instagramas ir YouTube'as, tiek, kad, pavyzdžiui, kaip šiandien mes filmuojame interviu ir šiaip, kai būna kažkokie filmavimai, tai aš jau kažkaip nepergyvenu, nesidroviu ir jaučiuosi labai laisvai. Labiau savo nišai, savo vandenyse jautiesi. Fainai. Taigi, tokių metų ne tik, kad išleidai knygą, bet ir įsikraustei iš tėvų namų gyventi viena. Iš pradžių buvo planas 1 mėnesiui, bet užtruko 4 mėnesių. Ir kokia tavo nuomonė? Ar atitiko visus tavo lūkesčius gyvenimas vienai? Jo, tai aš visiškai nesigailiu, kad aš persikrausčiau. Aišku, vienintelis dalykas, kad reikėjo tikrai nemažai tam pinigų, bet aš labai mėgavausi tuo laiku, nes visų pirma, aš tiek gyvenau pačiame Vilniuje, visą tik Vilniaus rajone, tokiam kaip kaimelėje, iš pradžių miestelėje, po to iš vis kaimelėje, tai buvo labai faina pagyventi pačiam Vilniuje, pasijuosti tokia tikra Vilnietė. Ir šiaip buvo smagu pabūti savarankiškai, pačiai ten pirkti produktus, tvarkyti namus ir tokį buiteką daryti. Trumpam įsiterpiu prisiminiau, kaip pasakai, pirkti produktus. Aš niekada gyvenime negalvojau, kad gyvent yra taip brangu, kol nesikraušiu viena gyvent, kad tiek kainuoja pirkti, tarkim, produktus. Taip. Čia tokia nesąmonė. Aš atsimenu, kai buvau jaunesnė, galvojau, kad duotų man kažkas 100 eurų tipo į mėnesį, easy pragyvenčiau, kai išsikraušiu viena. Biški daugiau gal reikėjo. Todėl man ir buvo labai įdomu pasiklausti tavęs, ar tavo atitiko visus lūkesčius, kai išsikraustei viena gyvent. Šiaip iš tiesų produktus tai aš jau prieš tai pati savo pirkau, nes mano tėvai, jie ten valgo daug mėsos, mūsų mityba šiek tiek skiriasi. Save pati gaminies. Jo, gaminuosi, tai kaip kada, kartais jie tiesiog pagamina kažką, iš ko nesunkiai galime tiesiog išimti tą mėsą, bet dažniau jo pati sugaminuosi ir dėl to natūraliai ir produktus pati savo perkuosi, bet jau žinau, kad dėl tų išlaidų visų produktų jau buvau tam pasiruošusi. Apie patį turinį. Ar planuoji savo turinį į priekį, ar tiesiog go with the flow, kokią tą dieną nuotaiką tą ir filmuoji? Iš pradžių buvo visiškai go with the flow, kas ateina į galvą, tai tą ir filmuoju, tokį greitą skriptą pasirašau ir filmuoju. Dabar, kai aš jau kažkaip išsigryninau tas savo nišas, tai kas yra iš esmės ekologija, produktyvumas. Tave jau labai daug kanale, labai nuo įvairiausių patarimų, ten jogos. Jo, bet man kažkaip viskas vis tiek taip grįžta į 3 nišas, tai tas sąmoningumas, tvarumas, produktyvumas ir sveikata, tai čia mityba, sportas. Ir jau kiekviena iš tų nišų turi tas savo mažesnės nišas, tai dėl to ir išeina, kad labai daug temų mano kanale. Ir kai aš žinau tas savo 3 pagrindinės nišas, tai kažkaip ir išeina, kad
aš dabar jau planuoju, nežinau apie ką kalbėsiu, noriu paliesti kiekvieną iš tų nišų. Ir šiaip, kai būna tos kūrybinės krizės, tai tas planas, kai jau kažką turi susiplanavus, pavyzdžiui, pas manęs viskas Excel'e yra, tai tada žymiai lengviau tiesiog kurti ir nebebūna tų kūrybinių krizių. Taigi, tavo kanalas yra kupinas įvairių patarimų ir aš turiu omeny įvairių, nuo to, ką valgyt būnant veganu, kaip kalbėjom prieš tai, iki jogų, inspiracijų, laiko planavimo tipsų. Tai pagrindinis klausimas būtų, iš kur žmogus, suteikiantis kitiems žmonėms tiek daug įkvėpimo, pats jūs semėsi. Kas tave įkvėpia? Jo, šiaip daug dalykų, bet pagrinde turbūt žmonės kiti, jų kūryba, jų pasiekimai, labai daug skaitau knygų, dabar gal ne, bet šiaip įprastai daug skaitau knygų, daug scrollinu Pinterest'e, tenais labai daug įkvėpimų yra. Ir šiaip pati daug žiūriu įvairių vlogų, kurie mane įkvėpia, kur irgi žmonės, kurie kalba apie tą pačią jogą, veganizmą ir daug kitų temų, irgi kažką patiria ir iš ten ir pati semiuosi to įkvėpimo. Geras, rekomenduok man knygą. Aš noriu pradėti skaityti knygą, bet aš nenoriu, kad tai būtų pasaka, žinai, apie berniuką ir mergaitę, kurie įsimylėjo. Aš noriu, kad tai būtų asmeninio tobulėjimo, sakykime, taip knyga. Rekomenduok man knygą. Jo, vienos gal aš neišsirinksiu, bet yra, pavyzdžiui, labai faina Homo sapiens vadinasi. Visai populiari jo. Tai tenais tokia labiau kaip realistiška Biblija, kuri kalba apie visą tą žmogaus istoriją, ne iš religinės pusės, o iš tos tokios realios pusės, istorinės pusės. Dar, pavyzdžiui, Why We Sleep, ji nėra tokia grinai asmeninio tobulėjimo, bet, pavyzdžiui, miegas mums labai daug ko suteikia, tai, pavyzdžiui, jeigu nori šiek tiek pasigilinti į sveikatos temą, tai puikiai knyga, nes labai daug papasako apie miegą, tiek kodėl mums yra svarbus, tiek, ir kaip geriau išsimiegoti. Geras, skamba įdomiai. Taip, tai čia turbūt tokias dvi pagrindė, kurios šauna iš karto į galvą. Ok, gerai, ir aš tau dabar dovanoju dar kelias sekundės eterio. Gali perduoti linkėjimus, kam tik nori, arba perduoti linkėjimus, kad ir tiem patiems žiūrovam. Taip, tai tiesiog perduodu linkėjimus tiem patiems žiūrovam ir tiesiog tikėkit savo tikslais ir tikėkit tuo, ką galite. Gražu. Pasieksit. Super. Ačiū Simona labai, kad pas mus atvažiavai. Ačiū labai, kad pakvietėt. Malonu, tiksliau mes pas tai atvažiavom, ačiū, kad priėmėm. Taip, po savo Vilniaus stogu. Labai smagu buvo su tavim pasikalbėti. Visus tavo kanalo tinklus paliksim video aprašymę, tai būtinai nueikit, pačekinkit, pasižiūrėkit, nes kaip ir minėjau, pas ją įvairiausio spektro patarimai ir man tikrai labai patinka pačios tavo kuriamas turinys. Aš tikrai labai dažnai lankausi tavo kanale. Labai malonu. Tai dėkui Simona tau už tavo laiką, gražios tau dienos ir tikiuosi iki kokio kito susimatymo. Taip, aš lygiai taip pat. Gerai. Iki. Laimai.